mes juk irgi žmonės, jis ateina, kad būtų arti, kaip vienas iš mūsų, ne ką mažesni už Elohim. Ir kaip čia dabar greitai viską paaiškinti. Gerbė Jėzui Kristui, šalom visiems. Po kelių dienų vėl susitinkam studijoje, tęsiam apmąstymus, ką reiškia mums vardai, į kokius santykius jie mums formuoja, kokias asociacijas sukelia, kai mes išgirstam, skaitant raštą arba pamokslo metu. Jėzus vadinamas įvairiais vardais, kad mes jį atpažintume, kad įsimintume tuos vardus ir žinotume, apie ką Dievo žodis kalba, nes kiekvienas vardas pabrėžia kažkokią paskirtį, užduotį to asmens, to žmogaus, kurią jis pagal Dievo valią turi išpildyti, arba žmonės jį vardina pagal jo gyvenimo būdą ir panašiai. Tai šiandien turim apmąstyti, ką reiškia mums, kai Biblijoje randam tokį labiau į titulą panašų vardą, panašiai kaip pateptasis Mašiach, yra kitas toks žodis žmogaus sūnus. Žmogaus sūnus. Jį randame pas Danielių, tokį labai ryškų liudijimą. Danieliaus knyga 7 skyrius, 13 eilutę paskaitysim. Vis stebėdamas nakties regėjimus, pamačiau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priėjo prie ilgaamžio ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia, garbė ir karalystė, idant jam tarnautų visų kalbų, tautos ir gentys. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai, o jo karalystė niekada nebus sunaikinta. Taigi šis regėjimas, pranašiškas regėjimas, kaip liudijimas, vienas iš tų svarbių mesijaninių liudijimų Senajame testamente pas pranašą Danielių. Mes paskui rasim Evangelijose gan dažnai Jėzus apie save kalba kaip apie žmogaus sūnų. Jis nesako, aš tą ir tą turėsiu padaryti, bet sako, žmogaus sūnui reikės daug kentėti, būti nužudytam ir 3 dieną prisikels. Pavyzdžiui, vieną iš tokių eilučių galim rasti pas apaštalą Morkų ir pas Luką galim rasti, ką čia pas Luką mes galim rasti, ką pas Luką sako. Kai Jėzus apsilankė pas muitininką Zachiejų, prisimenam, kai jis ten išpildė, galima sakyti, jubiliejaus programą, ten sakydamas, kad atiduodu savo pusę turto ten vargšams, ką nuskriaudžiau keturgubai grąžinsiu, pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Po šitų žodžių, po šito apsisprendimo Zachiejus, Jėzus skelbia gerą naujieną. Į šiuos namus šiandien atėjo išganymas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę. Taigi Jėzus pristato savo kaip žmogaus sūnaus misiją žemėje ieškoti, gelbėti, kas buvo pražuvę. Mes suprantame, kad kalba eina apie žmonės, pražuvusius žmonės, kurie atskirti nuo Dievo, kurie pavergti pragaro dvasių ir kankinasi žemėje, negalėdami
laisvai tarnauti Dievui, kaip laisvi žmonės, suabejoja Dievo meilę. Taigi Jėzus ateina gelbėti liudydamas tėvo meilę. Tie, kurie patiki Jėzaus liudijimu, Jėzaus žodžiu, patiki Dievo meilę, atsiveria tai meilei, atsiveria tam gailestingumui, atleidimui ir patiria išgelbėjimą, patiria atleidimą, patiria išlaisvinimą, patiria atgimimą iš dvasios. Taigi žmogaus sūnaus misija. Kaip sakiau, tai tarsi gali būti sinonimas Mesijui. Išgirdus žodį žmogaus sūnus, mums iškart asocijuojasi su pateptuoju, su išpranašautoju Kristumi, pateptuoju Mašiachu. Taigi, kita vieta man asmeniškai brangi ir svarbi yra dar iš laiško hebrajams arba žydams, kaip čia kokią versiją paimsim Biblijoje, kur antram skyriui kalbama, kad ne angelams jis pajungia ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkur yra liūdėjęs, kas yra žmogus, kad jį atsimeni. Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi, padarė jį trumpam laikui mažesnį už angelus, didybę ir garbę jį apvainikavai, visą pajungė jo valdžiai. Jeigu jau visą pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog jam visą pajungta. Tačiau regime tą trumpam laikui padarytą mažesnį negu angelai, kad Dievo malonę už kiekvieną jis paragautų mirties, Jėzų už mirties kentėjimus apvainikuotą didybę ir garbę. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę, todėl jam derėjo kentėjimais ištobulinti jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno, todėl jis nesigėdėja juos vadinti broliais. Jis sako, aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, susirinkime tave šlovinsiu giesmę. Ir vėl aš juo pasitikėsiu, ir vėl aš ir vaikai, kuriuos davė man Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisijėmė, įdant mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnę, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergyją. Juk iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonis. Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Pats iškentęs gundymus jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. Man čia tokį didelį gabalą aš jums perskaičiau ir kaip čia dabar greitai viską paaiškinti. Mes girdėjome vieną momentą, kada sakoma, kad žmogaus sūnus tarsi nedatraukė iki tos pilnos dieviškumo. Kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Kas žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi? Padarė jį trumpam laikui mažesnį už angelus, didybę ir garbę, jie apvainikavai, visą pajungė jo valdžiai. Jeigu jau visą pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog jam visą pajungta. Tai čia toks persiliejimas kažkoks gaunasi, mes juk irgi žmonės esame žmogaus sūnus. Kiekvienas vyras gali sakyti, aš esu žmogaus sūnus. Taigi Adomo palikuonis irgi yra žmogaus sūnus, ne? Ir galbūt čia, kalbant apie žmogaus sutvėrimą, pirmojo to Adomo sutvėrimą, pirmasis Adomas irgi gali būti vadinamas žmogaus sūnus, nors Dievo sukurtas, bet tarsi apie jį kalba, kad jis buvo apdovanotas ten garbė, valdžia ir panašiai. Ir pašauktas tapti kaip Dievas,
tapti Dievu, jūs Dievo sūnus, bet kažkur tame sukūrimo procese kažkas atsitiko, nedatraukė ir prarado tai, ką turėjo dieviška, tarsi apiplėštas. Mes prisimenam Adomo ir Ievos nuodėmę, kai jie suabejojo Dievu, atsiskyrė nuo Dievo, patikėjo šėtono melu ir buvo apiplėšti, prarado garbę, orumą, prarado laisvę tam tikrą prasme, nes tapo įkalinti tam tikro netikėjimo, abejonių, baimių, kaltės, jausmų, visokių dalykų. Ir štai nors buvo sukurti ne ką mažesni už Elohim, ne už angelus, bet už Elohim, už Dievą. Paskui Septuagintui galbūt vertėjams kažkaip pasirodė per daug įžūlų ir nuleido iki angelų, bet originalė hebrajiškai Elohim. Taigi nedaug ką mažesnis už Dievą. Apiplėštas žmogus vergyjoje. Ir štai Dievas siunčia savo sūnų, kuris priima žmogaus prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą, tapdamas panašus į žmonės, visko išskyrus nuodėmę. Taigi jis tampa man broliu, jis ateina, kad būtų arti, kaip vienas iš mūsų, praeina išbandymus, kentėjimus, kad būtų išlavintas kaip išganimo vadovas, kaip vyriausiasis kunigas galėtų mus užtarti. Ir pagaliau savo mirtimi sunaikina velnią ir išlaisvina tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Taigi štai kiek daug mes randam dalykų apie žmogaus sūnų ir aišku, šitas titulas pabrėžia žmogaus prigimtį, kad jis tapo tikru žmogumi, žmogaus sūnumi, prisėmė žmogaus prigimtį. Nevaidino kaip spektaklyje, Dievas nevaidino žmogaus, bet tapo žmogumi. Todėl ačiū Dievui už tai, kad jis prisėmė mūsų žmogišką prigimtį ir atėjo į mūsų gyvenimą, kad mus išgelbėtų ir mus išlaisvintų. Ir todėl mes galim šiandien džiaugtis. Aleliuja, šlovė jam, aleliuja. Iki, šalom.